Yeah. Scuff Timbs, paint on my jeans, late rent notice, tucked in the seams, milk crate. Jūs neįsivaizduojat, kas buvo. Prasidėjo, žodžiu, žinokit, nuo bairių. Visų pirma, turėjom įsibordinti kokią 9:20, mes sėdėm 9:10 gal tiesiog prie kompų oro uoste. Ir aš dar prikolinau Mišelį prieš tai, sakau, nesako kažkano vardą ir sakau, mano pavardės nepasakytų gyvenime, nes jie taip šūdinai angliškai šneka. Ir jis sako, aš gyvenime nesuprasčiau, jeigu mane kviestų. Jeigu jis sakytų, ir aš girdžiu, Mišel, ten kažkaip, ir taip, kažku, ir grinai kaip ir aš sakau, ir aš taip, Mišelė, mus kviečia. Ir pirmas dalykas, ką mes darom atvykę į Tailandą, tai einam į 7-Eleven. Tai čia, žodžiu, mes norim nusipirkti pagrindinių užkandžių, snacksų, kad toliau gyventų. Ir parodysiu jums populiariausius snacksus. Aš prisiminiau, kas čia yra. Ir buvau pamiršus. Va tai va, aš labai mėgstu, čia mano mėgstamiausias dalykas. Aš žinau, kaip aš be jų gyvensiu. Ir dar čia yra įvairių karštų sumuštinių, kurias galiu pasiimti ir pasišildyti. Ir įvairiausių gėrimų. Va čia yra kaip miau pas mus Lietuvoje ir labai labai skanus, aš ragavau šokoladinį, tai 10 iš 10. Ir įvairių kitų gėrimų. Mane Ignas greitai iš čia išvaro, nes mes varom į kitas vietas, nes Bankokė čia yra būsim neilgai. Bet aš žinokit, kai būsim 7-Eleven kitose salose, pamatysit kur. Aš jums viską parodysiu, visas kaukės ir aš manau, kad aš daug ką išbandysiu. Ir aš žinau, kad va šitos, pavyzdžiui, kaukės yra žiauriai jų populiarios. Ir aš tikrai žinau, kad pabandysiu. Kol Ignas nemato, aš dabar greitai sužiūriu. O kur mano akiniai? Nu, pažiūrėkit, čia jau mano rojus. Aš jau matau, kad čia kažkas gali būti. Aš tai norėčiau miksą, Ignai, o ne vieną gal. Na, tai pasirinkau, ką nori. Pasiėmiau vaisių. Aš nežinau, ar jūs mane girdit, nes realiai belen kaip garsu. Ignas jau paėmė mano vaisių, žodžiu. Daryt daugiau. Nes darbo. Aš jeigu būsiu šalia. Yra va, visokių paragavimų dalykų, bet jie visą dieną ant saulės. Aš nežinau, ar čia yra gera idėja. Pažiūrėkit, kokie įdomus dalykai. Aš aišku, iš vis nebesuprantu, į ką žiūriu ir kas čia yra. Mačiau ką tik Adomą, čia normalu. Tik įjungiau kamerą ir iš karto jį pamačiau. Žodžiu, mes laukiam mūsų draugo, mes susitinkam čia Bankokė. Ir dabar galvojam, kur nuvaryti kavos ir negalim priprasti prie šitų kainų europietiškų. Tai ieškosim, kur galima skaniai išgerti kavos, nes užėjom čia pigiau, bet čia tokia vietelė tokia, ne. Bet žiauriai karšta, žinokit, nebeįmanoma vaikščioti, nebeįmanoma sėdėti, jeigu rimtai, va čia, čia sėdint yra labai karšta. Čia yra rajonėlis, kuris yra kavos district, ir tipo čia yra belenkiek kavinučių, bet aš jų nebematau, arba dėl to, kad mes tiesiog vienoje vietoje sėdime, žiauriai karšta, neapsakomai karšta. Pasiėmiau arbūzinį smūtį paragauti, tai visai normaliai, bet nėra, kad labai wow, skonio daug. Mes dabar, žodžiu, sėdom į tokį lieptą. Oi, lieptą. Žodžiu, tokį laivą. Keltuką, jo. Ir mes plaukiam dabar į molą. Tiesiog. Čia nėra tilto. Taip, man atrodo, tiltas yra tik highway, tai taip negali praeiti. Tu turi plaukti. Tai jo, tai mes sumokėjom 6 batus. 6 batus sumokėjom. Čia realiai centai, čia kokie centas, 2, nežinau. Ir dabar plaukiam. Aš toks nudegęs, aš vakar surfinau, buvo debesuota visiškai. Ir aš va tai va nudegiau, buvo debesuota. Mums Ignai labai patiko, kaip atrodo va šitavo vieta. Vadinasi, nei procentas. Pažiūrėkit, atvarėm į rooftopą, random kažkokį. Čia realiai yra Apple rooftopas. Čia yra Apple parduotuvė ir tu tiesiog iš karto gali išeiti į kiemą, va, kaip gražiai atrodo. Nori viso pigo šiandien, Ignai, ar nori tiesiog ką tik pagautos duck? Labai blogai atrodo, bet realiai labai blogai, net su galva, čia normalu. Aš bijau žiurkių, Atsipalaidavę iš vis, bičiai. Mes atvarėm čia kažkokį rajonėlį, bet mes bandom pereiti, žodžiu, va šitą va tiltą. Nes labai ilgai laukti va to va, oi, dabar nematot, bet va šitą va, labai ilgai laukti jo reikėjo šito laivuko. Tai einam pėsčiom. Labas rytas iš Koh Samui. Tai šiandien mes
esam pirmą rytą Tailando saloj, kurią aš šiaip labai ilgai norėjau nuvažiuoti, nes man buvo labai įdomu kaip čia, nes mačiau, kad labai daug žmonių čia važiuoja. Iš tikrųjų, mes vakar atskridom iš Bankoko anksti ryte, realiai spėjom tiesiog truputėlį apsižiūrėti, pamiegoti ir viskas, nes jau buvom visiškai lūžę. Buvo labai sunku fiziškai išlaikyti, nes mes realiai 2 paras miegojom po 5-4 valandas, ne, po mažiau, po 3-4 valandas. Beje, čia žiauri šilta. Mes šiek tiek atpratę nuo to karščio, nes Danangė buvo 23-24 laipsniai, čia 30. Mes atvarėm į marketą, mes labai mėgstam su Ignu atvažiuoti ir valgyti pagrindė tą vietinį maistą ir beje, apie kainas irgi papasakosiu, nes belen koks skirtumas yra tarp Vietnamo ir Tailando. Bet kaip pavyzdys, čia yra visokių vaisių, tu gali čia savo pasidaryti smučių, kažkokių gėrimų, kuriuo aš neįsivaizduoju, net kaip, man atrodo, žiauriai fake gėrimai. Čia va yra ir tailandietiškų vietų, tai vat pata yra mano mėgstamiausias maistas ir fried rice, bet aš jį dabar čia nematau. Nu ir visa gatvė visokių skanumynų. Nu va, iš saldumynų tai žiauriai gerai va šitas va atrodo. Čia kainuoja kažkur 2 eurus, čia 3 eurus, bet sakau, kainos čia jaučiasi, kad jau brangiau. Green curry with chicken. Spicy, okay? Nesakyk, ne. Because the curry a little, but believe me, a little spicy. Okay. Hopefully. Because you cannot eat also, I like a little spicy, easy to eat. Įkalbėjo. Mano maistas atėjo, čia yra patai, ką sakiau, kad labai mėgstu. Čia realiai yra kaip korejietiškas bufetas. Tiesiog pasiėmė visko po vieną, jeigu nori, ir tiesiog įsidedi į lėkštutę ir va valgai. Labai viskas fryinta, bet čia tiesiog taip yra, čia viskas belenkai fryinta. Ir Ignas sako, nori kažko nefryinto. Jo, ko dar nori? Bet vat Vietname man šito dalyko labai trūko, kad būtų marketai, kur tu gali realiai pasiimti atskirai ryžę, atskirai pavyzdžiui 2 stiksus čikeno ir tau kaip tik va tobula. Čia yra visiškai tarp kalnų vieta, čia yra receptionas, ten yra vilos, kur galima gyventi, bet nelabai matos. Ir va čia va yra mūsų baras, į kurį mes varom. Va toks va vaibas. Bet mes, žodžiu, nusprendėme varyti į kitą vietą, nes čia realiai buvo vienas staliukas laisvas ir jisai buvo toks pam, nes tiesiog taip pat tu sumokėtum minimum 15 eurų žmogui, bet gali čia šitoje vietoje gali sėdėti valandą, vėliau keisti staliuką, bet ne faktas, kad tas staliukas būtų laisvas. Ir čia yra rytinė pusė, čia nebus saulėlydžio, tai mes pagalvom, kad kažkaip nelabai čia išeina geras dylas, tai mes tiesiog varom toliau eksplorinti. Atnešė mano kavutę, esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Labai skanu. Pasiėmėm dabar mačą, žodžiu, strawberry, ragausim, kainuoja eurą. Aš su šalmu stoviu, Ignai. Mišelė saugi, bandykis matėm. Jinai yra lakiai. Pažiūrėkite šitą šunį. Tiesiog prie kosmetikos pakridės, žino, kur gulėtų. Tada nusprendėm nuvažiuoti į Silver Beach paplūdimį, kuris skaitosi vienas gražiausių paplūdimių Koh Samui. Šiandien mano maisto pasirinkimas yra fried chickenas, tiesiog fried rice chicken. Ir Ignas vėl paėmė green curry, nes jam žiauriai patinka šitas mylas jo. Wow. Žodžiu, dar aš jums noriu parodyti, ką nusipirkau tokio, kurio nerodžiau, man atrodo, jums kažkodėl praeitam vlogė. Sakiau, kad parodysiu pirkinių haulą, bet neparodžiau būtent iš to šopo. Tai aš dabar jums parodau minutėlį. Tai pirmas dalykas yra toks sijonas. Paprastas, tiesiog realiai, kad būtų kažkur pležė, kažkur fainai nueit, žodžiu. Nu, tiesiog man patogu yra ir man patinka, kad yra šortai po apačia ir tada man iš vis yra tobula. Ir kitas dalykas, maudymukas su tokiu vidury auksiniu dalyku. Aš šiaip nelabai mėgstu, dažniausiai kai būna taip, nes man yra labai maža riba tarp kažko per daug bobutiško ir kažko labai gražaus ir estetiško, tai dėl to. Bet kai užsidėjau, tai labai gražiai atrodė, nu čia tokie triskėliai. Irgi su šitais 2. Tai man patiko, kaip atrodė ir aš pagalvojau, kad kodėlgi ne. Turėsiu tokį, bet realiai šitas maudymukas nėra skirtas Lietuvos, nežinau, ežeram, upėm ir taip toliau. Čia yra grinai Graikijai.
Aš kažkodėl labai užsinorėjau į Graikiją maksimaliai. Aš buvau Graikijoje prieš 2 metus ir man Graikija kažkokia turi savyje tokią energiją ir man tiesiog noris belen kaip tenai grįžti. Tai šitas naudimukas yra skirtas Graikijai. Atvarėm į kažkokią vietą, realiai mes tiesiog klaidžiam, žiūrinėjom aplinką, varinėjom po kalnus, labai gražu čia. Vaizdai wow. Man čia yra žiauri energijos stoka. Ir aš kažkodėl nebeturiu išvis. Ir mes dar einam tokį mini haiką. Pažiūrėkit, kaip gražu. Nes filmuoja jums, žinokit. Dėl kontento viską čia padarys tailandiečiai. Bet jau šitai turi būti gerai. O, kaip jisai juda. Geras. Kaip jisai juda, šakės. Ai, čia kaip Uno parkas, žinot, tipo... Mes net nežino, kur aš vaikštu. Svarbu, kad man virš galvos nepraskristų tau žmogus dabar. Pažiūrėkit. Beje, aš išbandžiau šiandien naują kaukę plaukų, aš jums dabar ją čia parodysiu, jinai man labiau patinka nei tą pagrindinę, kurią visi žiauriai hypina, tai man šitą yra žymiai geresnė, mano plaukai žiauriai švelnus. Net va čia taip gražiai blizga, nors taip labai būna, labai retai. Ryte, jūs žinot, kas čia per vaisiai, man labai įdomu. Labai gerai atrodo. Ir čia kažkokie. Darželis, Ignai. Geras. Ignas ką tik nupirko bananų vietiniam darželį iš vaikų. Šitas durianas auga ant medžių, pažiūrėkit. Mat, aš nežinojau. Važiavom pro šoną ir pamatėm, kad čia yra toks va visiškai mini turgus. Kodėl šitie atrodo kaip fake? Kaip fake žaisliukai. Kalnas, tik tai įdomesnis prieskonis toks, ne? Ignas pamatė kepančią vištieną, tai jam dabar yra labai įdomu. Realiai turėtų kainuoti 10 batų. Taip. Taip atrodo šitas čikenas, labai gerai šiaip, bet jisai biškiai padegina, Ignai, konkrečiai. Padeginta gerai. Nu, čia grinai tavo tema. Pof draugas iš karto prisistatė. Šitas žaidžia savo reikalais. Bičias valgo savo mocą, laižo. Labai faina. Šaunuolis. Hebrytė į mane jinai šaudo. Žiūrėkit, jinai su šito. Ignas neturi tapkių ir perka savo tapkės. Negaliu. Ir visa gatvė dabar tiesiog be tapkė. Laukia plus 30, Ignas jau kaip vietinis. Nieko nenoriu sakyti, bet pažiūrėkit šitas bangas. Labai gražiai vietoje esam, pažiūrėkit. Čia yra grinai Asia aesthetic. Fried rice su čikenu ir daržovėm. Labai skaniai. Mes esam dabar toje... Žodžiu, mes išvačiavo visą laiką pasiemam dabar paskutiniu metu maistą ir mama labai skaniai pagamina. Ir labai nebrangiai. Ir tiesiog 10 iš 10 maistas. So white stone. O žiūrėk, koks čia krabo. Nu tai kam tu taip darai? Jiem patinka būt pasislėpus. Ja? Tai jie patys, jie bėga, jie taip... Ir tada jiem, tarkim, baisu ir jie pradeda taip... Ir įsikasa į smėlį. Galbūt jis juokingas.